pavadinimas angliškai geriau skamba, dėl to ir palikau. Tai yra mokymų kursai apie mokymus apie žmogaus teisės, kurie vyks šią Liepą Moldovai ir organizuoja viešoji įstaiga MyTutor. Šie kursai, kaip ir pasakiau temą, tai yra mokymai apie žmogaus teisės, o taip pat ir veiklaus jaunimo programos populiarinimas, supažindinimas jaunimo su tuo ir tiesiog paaiškinimas jiem apie jų galimybės ir apie tai, kad yra verta dalyvauti. Dalyviai yra jaunimo darbuotojai, taip pat įvairūs jaunimas iš skirtingų viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų iš Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Portugalijos, Moldovos, Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano. Mokymo kursų tikslai yra supratimas apie mokymų apie žmogaus teisės, tada svarba tokių mokymų, tada jų pritaikymas praktikoje ir pats veikimas, žmogaus teisų pažeidimai, mokymai apie tai, tada neformalūs mokymai ir tiesiog pati metodologija mokymų per neformalų jų ugdymą ir tokių mokymų svarba, tiesiog jaunimą supažindinant su neformaliais metodais ir pristatant tai kaip draugišką būdą mokymuisi ir alternatyvų radimą. Taip pat naujų metodų sukūrimas, kame sukūrime dalyvaus visi dalyviai ir aktyvaus pilietiško dalyvavimo skatinimas. Veiklos metodai. Kita mano pristatymo dalis. Kaip sakiau, tai yra jaunimo mokymai. Metodai ir pati veikla apima online mokymus, interaktyvius žaidimus, workshopus, įvairius simuliacinius žaidimus, atvirų erdvių metodus, diskusijas, susitikimus, tyrimus, debatus. Susitikimai bus vykdomi ir su organizacijom, kaip Amnesty International ir atstovais žmogaus teisų gynimo organizacijų ir visokios prezentacijos. Na ir svarbiausia tema, tai yra rezultatų sklaida. Ką mes taip pat apsėjome padaryti. Tai yra logo sukūrimas, būtent pačio projekto. Lovas? Logo. Ai, logo. Ne, nebus laiko miegoti, visi dirbs. Tai bus įvairūs straipsniai, vietiniai spaudoj, skirtingų šalių vietiniai spaudoj, taip pat ir nacionalinių lygių, tiesiog skleidžiant informaciją per įvairias grupės. Susitikimai su organizacijų atstovais, tai būtent per patį veiklos vykdymą Moldovoje, kanceliarija su atskirais logo ženkliukais, tada vietiniai visuomeniai, tai bus flashmobų organizavimas ir susitikimas su žmonėmis gatvėse, taip pat užduočių vykdymas, sutinkant vietinius žmonės, taip pat naujų neformalių mokymų metodų sukūrimas ir jų talpinimas į Salto puslapį, kurie būtų prieinami visiems kitiems susidomėjusiems tam, kad būtų praktikoje įgyvendinama ir tobulinama, žinoma, ir dar daugiau sukuriama. Taip pat naujų projektų plėtra, nes bus pristatyta veiklaus jaunimo programa ir bus supažindinami asmenys, kurie nėra galbūt vykdę yra tik dalyvavę projektuose, kad jie suprastų, kaip tas daroma ir kad galėtų kurti naujus projektus su savo naujais draugais, su kuriais susipažins per mokymus. Ir taip pat trenerių tinklo sukūrimas, būtent apie mokymus apie žmogaus teisės. Tai, kad kurtųsi tokia grupė ir jinai plėstųsi ir prijungtų visus kitus norinčius. Nu, bent vienas projektas nusimatė apie programą pakalbėti. Apie programą veiklus jaunimas. Aha, žiūrėkit, nes iš tikrųjų šito projekto išskirtinumas nuo kitų yra tai, kad veikla vyksta kitoj šaly. Ir tą viešinimą rezultatų sklaidą vėlgi reikia labai pragalvoti, nes pavyzdžiui, jeigu vyktų čia ir dabar, tai tu galėtos pasikviesti žmonės kitus arba tą žiniasklaidą pasikviesti. Kai tai vyksta kitoje šalyje, šiek tiek sunkiau. Bet vėlgi už tai reikia dar labiau prasigalvoti, ką norit pasakyti ir kam. Sakai, rašys visi straipsnius, o kaip jūs tai užtikrinsit, ar kokia tema, ar jie apie savo įspūdžius rašys, ar apie žmogaus teisų padėtį Moldovoje rašys, apie ką, pavyzdžiui. Kaip tau galvoji? Bus patys straipsniai apie patį procesą mokymų, kas yra vykdoma, kokie yra rezultatai, ko mes pasiekėm, ko mes siekiame pasiekti. Tai tiesiog skirtingai prieš įgyvendinimą ir po įgyvendinimo. Manau, kad tą suorganizuoti galėtų, dėl to, kad visi dalyviai projekto yra, ta prasme, ne pirmas sykis susitinka, nes tai yra tęstinumas kito projekto jau įvykusio, vadina žmonės yra pažįstami ir
vieni kitais gali pasitikėti, kad jeigu suplanavai, tai tada ir darom. Va, o eigoje taip pat, aišku, galbūt tobulinsim tą irgi, kaip tikslingiau. Nes būtent, va čia yra labai svarbu, koks yra turinys, nes vien parašyti pranešimą ar kažkur įdėti yra vienas dalykas, bet apie ką jūs norit parašyti. Apie tai reikia labai aiškiai įsivardinti. Jeigu jūs kalbat kaip rezultatas, jūsų mokymų yra ten naujos metodologijos ir nauji trenerių tenai grupelės, tai tvarkoj, tada atitinkamai ir turi būti ir viešinimas apie tai, o ne apie koks ten skanus vynas ar kokios gražios aguonos Moldovai.